Alio? Labas vakaras. Labas vakaras. Jūs patrukdo Rolandas Mackevičius iš nacionalinės Lietuvos apklausos ir norėčiau užduoti jums kelis klausimus, tai truks vos porą minučių. Ar galėčiau? Gerai. Čia yra dėl šių metų, dėl naujųjų metų visų tų įvykių. Ar girdėjote, kiek vaikų nukentėjo per šiuos naujuosius metus nuo fejerverkų? Kažką girdėjau. Ar, kaip jūs galvojate, ar tai būtų protinga ir normalu uždrausti apskritai fejerverkus? Ne. Manau, kad ne, vis dėlto kažkaip reikės, kad jie liktų. Užfiksavom atsakymą, dabar kitas klausimas. Šiemet 2 milijonai litų kainavo fejerverkai Vilniuje. Ar teko dalyvauti spūstyje? Ne, neteko. Sakyt, prašau, ar jūs nesibaiminote, kad jūsų vaikai netaisyklingai galima būtų arba be tėvų priežiūros sprogdindami ir naudodami fejerverkus gali fiziškai susižaloti? Kaip, baiminusi be abejo. Bet, kaip sako, mano likimo kartais nepaveiks, reikia saugoti be abejo. Bet juk galima uždrausti fejerverkus ir, na, kaip sakant, pabėgti nuo likimo. Nežinau. Panelė, dar vienas klausimas. Ar teko jums šauti fejerverkus? Gal, bet... Kaip gal? Tai arba teko? Gal labai seniai, neatsimenu. Praktiškai galbūt ne. O ar teko kad nors kruviną vaiką be pirštų nešti į greitosios pagalbos automobilį? Ne, neteko. Ar norėtumėt kada nors patirti tokį džiaugsmą? Ne. Kaip sakant, išgelbėti? Ai, ta prasme? Nu, gal galima sakyti, nu tai ir ta prasme. Nu kaip, jeigu reikėtų, tai padaryčiau, tai bet... O jūs nemanote, kad būtų paprasčiau tiesiog aptverti baseiną? Tai išėtų tada nesimaudyti visai, ne? Taip, būtent. Nežinau, kodėl. Ne. Ar galėtumėt kažką, tai, nežinau, mes iš kiekvieno žmogaus renkam po palinkėjimą, na vis tiek dabar nauji metai, kad vat, tas susižalojimas, ta fejerverkų ar kažkokia nelaimingo atsitikimų vaikučiams pasiekmė sumažėtų, tai kažkokį nuo savęs gal galite tokį keletą žodžių pasakyti. Mes įrašysime knygutę. Nu, kad tiesiog gamintojai darytų šias prekes saugesnės, paprasčiausiai. Kad, ką žinau. Būtų paprasčiausiai gal net ir sudėtingesnės, kad galėtų tik tai saugę, ten būtent šauti, naudotis, kad vaikam būtų mažiau prieinamas, siekime. Labai ačiū, gražų žodžiai, sėkmės ir viso gero. Vienas ant kitą ir aš manau, kad reikėjo biškį konfizikų įmest, ar ne? Jo, na rimta tema, čia negali per daug juokauti, nes iš tiesų taip ir yra, žinau.